Eglės pasakėlės. Sveiki vaikai, ši pasaka bus kitokia. Ši pasaka bus apie meškiuką, kuris kopė į kalną. Ir tas meškiukas būsi tu. Tai linkiu klausytis ir įsijausti į kiekvieną pasakojimo žodį. Įsivaizduok, kad dabar esi meškiukas. Susipažink su savimi. Užsimerk, pajusk savo kūną. Taigi, koks tas meškiukas? O, tu esi didelis, tikrai labai didelis. Jei bandytum pasisukti labai greitai, tavo pilvas truputį atsiliktų nuo galvos. Kviečiu pasinerti į jaukų pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei patiko, lauksiu jūsų patiktukų, širdelių, komentarų ir pasidalinimų. Ačiū, kad klausotės ir kad esate kartu.